ši scena niekada nebūna tuščia. Ir dabar leiskite į sceną pakviesti labai elitinį kolektyvą. Ponios ir ponai, į sceną atkeliauja 4 rimti lovelasai iš Gargždų. Kada šie vyrai pasirodo, tai visos moterys ir merginos eina iš proto. O to labiau, kai išgirsta pavadinimą, kad tai yra sodų bernai, tai iš viso sukoncentruoja visą dėmesį į jos, nes mes žinome, kas tai yra sodai ir kas tai yra bernai. Paprastai bernai mėgsta įlysti į sodus ir ypač į svetimus sodus. Pasižiūrėti, eikit vyrai, drąsiai prisitaikysit, žiūrėkite. Kaubojiškai rimtai nusiteikę, tik tai vienas, kuris važinėja su motociklu, yra tikras baikeris, jam kaubojišką kepurę vėjas nuputė, važiuojant iš Gargždų čia į Gardamą. Bet rimti vyrai ir visos moteris, kurios esate susirinkusios į Gardamo seniūnijos pievelę, turėtumėte suklusti. Žinokite, kad šitie vyrai juos visus vienija meilę muzikai. Jie visi moka groti ir šiandien jie iš viso atliks 4 kūrinius. Kiekvienas atskirai ir vieną tokią bendrą. O jūs jau patys tada galėsite nuspręsti, kuris iš jų yra kiečiausias muzikantas, kuris iš jų yra geriausias muzikantas, kuriam reikėtų suteikti pačių daugiausių ir didžiausių ovacijų. O, radome ir muzikos instrumentą, kurį netyčia kažkas tai buvo palikęs, pamiršęs pievoje. Tai yra toksai labai įdomus muzikos instrumentas, kurį reikia pūsti. Ir matyt, tas, kuris yra pūtikas, atliks tokią labai gerą seną dainą Pūsk, vėjau pūsk. Ir matome, kaip jisai dabar ruošiasi, derinasi, iš kokio akordo reikėtų pradėti, iš kokios tonacijos. Iš tiesų šitie vyrai ne pirmą kartą svečiuojasi Gardamo seniūnijoje. Gargžduose jie yra velniškai populiarūs. Praktiškai jie yra susipažinę su visais Gargždų sodais ir, aišku, jie nieko prieš būtų pratęsti pažintį ir su Gardamo sodais, o kad Gardamas turi sodų, tai yra taip pat faktas. Taigi, paliekame scenoje juos, sodų bernai iš Gargždų. Labą dieną, gardamiškiai. Mes biškį pagraisam, o jūs pasiklausykite, pašokit. Klausykit, ką jie išdarinėja, tikri virtuozai, tikri sodų bernai. Žinokite, yra pastebėta, kad kai sodų bernai visi 4 užgroja, tai nuo obelų pradeda oboliai patys kristi, net jeigu yra ir neprinokę. Tokią magišką galę turi šitie muzikantai, šitie vyrai. Kas netikite, tai galite tuo įsitikinti pakviesti juos į sodą. O tas vienas, kuris dar negroja, kuris sėdi ir laukia savo valandos, tai yra nepataisomas rimtas vyras, jeigu norite apsaugoti savo sodus nuo kėkštų ir varnėnų antpuolio. Žinokite, kai jisai užgroja, tai niekas ten į vyšnes ir trešnės nepuola. Bet neatsitiktinai jie yra pasivadinę sodų bernai ir tai yra Gargždų kultūrinis nacionalinis paveldas. Taigi sodų bernai iš Gargždų. Norėčiau jums visiems palinkėti geros kloties gyvenime. O aš pradėjau groti 73 metų. Ir, kai paklausysit, kaip groju. Aš pagalvoju, kas būtų, jeigu būtumėt pradėjęs groti 50.
Wow. Audringesnės ovacijos, bičiuliai. Paplokite, kad niekas nepasakytų, jog Gargždų vyrai buvo nepopuliarūs Gardamo seniūnijos šventėje, pasakorių ir pavienių muzikantų konkurse. Nu tai ką, jie man rodo iškėlė 4 pirštus, ta prasme, dar rodys programą 4 valandas. Nu šaunuoliai, žiūrėkit tu mano, koks yra platus repertuaras, koks koncertinis pasirinkimas. Jau kiti taip muzikantai su pavydu savotiškai stebi, dar ne viskas. Gardamo seniūnas atpuolė, net palikęs visus svečius, pamatęs, kad sodų bernai atvažiavo, jis taip tų sodų bernų laukia, su duona ir druska prie Gardamo seniūnijos ženklų, o dabar atbėga pasižiūrėti, ar iš tikrųjų čia yra jie, o ne kokie nors kiti. Nu kągi, sodų bernai, pirmin, dar vienas kūrinys. Radau vieną tokį atvažiuodamas tokį daiktoką. Aš pamečiau, aš. Jo paskui atiduos. Gerai. O dabar pamėginsiu, ką jis čia gali. Dabar noriu grąžinti, kas pametė. Taip, aš pamečiau, aš. Jau jeigu žinokit, ką nors radote pamestą, tai aš netyčia būsiu pametęs. Tai dėkui, kad suradote. Vakaryčias vėliau, kai nulipsite nuo scenos, taip. Na ir žinoma, mes sodo bernų dar nepaleidžiam, nes dabar jie atliks tą savo tokį hitinį kūrinį, dėl kurio, kaip aš jau sakiau, visi eina iš proto Gargždų krašte ir ne vien tik tai. Ir kiek suprantu, dabar jau bus bendras, ar ne? Tai mes pamatysime tą superinį smogiamąjį kūrinį, po kurio visiems pasidarys viskas aišku, kodėl jie yra čia, šioje šventėje. Iš tiesų, mėly bičiuliai, mielosios damos, jeigu artėja koks nors jubiliejus ar rimtas gimtadienis, galite iš karto eiti arčiau prie scenos, susirašyti šių vyrų kontaktinius telefono numerius, nes šitie vyrai gali papuošti bet kurią privačią šventę savo pasirodymu. Taigi, sodų bernai Gargždai.
Bravo, tai yra sodo bernai iš Gargždų. Na ką, į sceną kopė Gardamo seniūnas Tomas Balčytis su savo kultūros ataše, gerbiama Birutė. Ir žinoma, kad reikia įteikti specialiasias padėkas šitiem vyram, rimtiem vyram. Tai Alfonsas Rautys, Vytautas Kazlauskas, Leonas Latauskas, Kasparas Žutautas, tas šaunusis ketvertas, aišku, firminiai marškinėliai už tai, kad jie buvo čia Gardamo seniūnijos šventėje. Ir žinokite, vyrai, jeigu norite iš tiesų susipažinti realiai su Gardamo seniūnijos žmonių, čia gyvenančių žmonių vaišingumu, tai turėtumėte neskubėti niekur išvykti, pasilikti šventėje. Didelė tikimybė, kad grįšite į savo gimtuosius Gargždus tik tai po savaitės. Todėl, kad kiekvienos sodybos, kiekvienų namų duris bus atviros. Jeigu dar pasakysite slaptažodį myliu Gardamą, tai patikėkite manimi, kai pasodins prie stalo, taip ir nebepakilsite. Ir tada niekas nebetrauks grįžti į tuos gimtuosius Gargždus, o kai grįžite su žaliaisiais Gardamo seniūnijos marškinėliais, tai būsite apšaukti Gardamo, tai yra Gargždų savotiškais išdavikais. Nu kągi, jie iš tiesų paįvairino mūsų šventę savo gražių, turiningų pasirodymų, jų klausytis būtų galima labai ilgai. Neatsitiktinai vienas iš jų rodė, kad 4 valandas turi to koncertinio repertuaro. Oi, kaip jie koketuoja su Birute. Vat vienas iš sodų bernų Lovelasas sako: Birute, atvažiuokite į Gargždus, nusivesim į valgyklą, restoraną Bulvę, pavaišinsime cepelinais, nes tenai yra pats geriausias patiekalų lietuviškų asortimentas, pasirinkimas, kad iš tiesų mažai nepasirodys. Na dabar į sceną